Labą dienelę. Pamažu pradedu transliaciją. Lauksiu jūsų prisijungiant. Šiandien kažkaip neįprastai jaudinuosi, nes senokai neturėjau eterio. Liko dar kelios minutės iki 12 valandos. Sveiki, Aušra. Parašykit, ar mane gerai matot ir mane gerai girdit. Ką tik sakiau, kad labai jaudinuosi, tai va tos kelios minutės, tikiuosi, man bus apšilimui labai geras. Tai pasižiūrėsiu, ar per kitą kanalą matau. Aš save matau, tai jūs tada parašykit, Aušra, ar mane ir jūs gerai matote ir girdite. Galite transliaciją pasidalinti, nes tuo, kuo šiandien dalinsiuosi, bus labai aktualu daugybei moterų, kurios nori sukurti santykius, kurios pamažu jau kūrė, kurios eina į pasimatymus ir nori geriau suprasti, kas tuose santykiuose vyksta ir geriau suprasti vyrų psichologiją. Sveiki, Leonarda. Matau dar kažkas. Sveiki, Skaiste. Parašykit man, prašau, ar mane gerai girdite ir gerai matote. Aš save matau per kompiuterį žiūriu, atrodo, kad viskas gerai, bet būtų gerai, kad patvirtintumėte. Galite pasidalinti įrašu. Informacija yra tikrai labai aktuali. Daugybė moterų tų dalykų nežino, vaikštos rožiniais akiniais ir paskui skaudžiai laižosi žaizdas, prisikuria savo iliuzijų ir panašiai. Tai būtų gerai, kad šitą įrašą ar netgi tiesioginę transliaciją pamatytų kuo daugiau moterų. Va, ir galėtų lengviau bendrauti su vyrais. Ačiū, Skaiste, kad parašėt. Sveiki, Marijau. Sveiki, Rimute, puiku. Tai kaip ir sakiau, šiandien tema apie vyrų elgesį ir kaip suprasti, kad jis nusiteikęs rimtai ir kad moteris, jūs jam esate įdomi, rūpite ir kad jis nori kurti ilgalaikius santykius. Sveiki, Agne, sveiki, Ernesta, Kristina, kaip smagu, kad jungiatės. Turbūt pietų pertrauką, aš darau taip tas transliacijas, kad pataikyčiau į jūsų pietų pertrauką. Tai va ta kavytė, kad būtų skanesnė ir įdomesnė, galėtumėte pasimokyti. Ši tema iš esmės yra aktuali todėl, kad aš matau iš savo praktikos, iš to, kai konsultuoju moteris, kad daugybė moterų, įskaitant ir mane, daug metų, aš nesupratau vyrų psichologijos, prisikurdavau savo kažkokių iliuzijų ir nesuprasdavau, kas čia vyksta. Tai dėl to buvo daugybė nesusipratimų ir nesėkmingų, skaudžių, nesąmoningų netgi santykių, pasakyčiau. Sveiki, Violeta. Tai vat, ir noriu pasakyti, kad ne vyrai yra blogi iš esmės ir ne mes esam blogos. Esmė yra tokia, kad mes neturime pakankamai žinių vienas apie kitą ir nežinome, kaip tuos santykius sėkmingiausiai galima būtų sukurti, kad jie būtų ilgalaikiai, kad būtų darnus ir kad abudu partneriai būtų laimingi. Tai va, toks mūsų yra tikslas. Parašykite tie, kurie esate prisijungę, kokiu tikslu prisijungėte į šitą transliaciją, ką tikitės sužinoti. Bent vienu sakiniu, trumpai parašykit. Ir aš tada ruošiuosi, jau manau, kad tuo ir pradėsime apie tos požymius, kurie, čia mano tie plaukai, mane šiandien kažkaip visaip kaip trikdo. Padėsiu apie požymius, kurie parodo, kad vyras tikrai yra nusiteikęs rimtai ir jūs jam esate įdomi. Tai ar kas nors parašys, kokiu tikslu šiandien čia atėjot? Gal esat kažkokiam tokiam keistam santykių etape ir nesuprantate, kas vyksta? O gal ruošiatės pasimatymo etapui, gal neseniai nutraukėt, gal jau atsistatėt po nepavykusių santykių ir ruošiatės naujiems ir norite išvengti klaidų ir sužinoti,
kaip atrodo, kai vyras susidomėjęs ir kaip atrodo, kai jam jūs esat neįdomi. Va. Nieko nerašo, nu ir gerai, tai ir nieko nerašykit. Tai tiesiog pasakau, kad kviesiu jūs aktyviai dalyvauti, rašyti klausimus. Jeigu kyla klausimas, rašot klausimus, man atrodo, bandysiu atsakyti šiek tiek vėliau po medžiagos, kurią išgirsite, kad nesiblaškyčiau, bet čia, žinokit, palieku Dievo valiai, kaip man pavyks, taip ir padarysiu. Vat. Ar klausimų turit kažkokių? Dabar va, rašo Agnė, kad noriu būti labiau tikra, to jau. Kad bent kiek suprantu, kaip atskirti, kada įdomi ir kada ne, kad neužlipti ant to pačio grėblio. Ačiū labai už pasidalinimą. Tai manau, kad tai, ką išgirsite šiandien, tikrai kur kas labiau padės suprasti, ar jis susidomėjęs ar ne ir pavyks neužlipti ant to paties grėblio. Tai tikrai, jeigu eidama į santykius, va šituos punktus, kuriuos aš paminėsiu, peržiūrėsit ir racionaliai įvertinsit, nusiemus rožinius akinius, tai tikrai pavyksta padaryti kur kas lengviau, garantuoju. O jeigu ne, tai tada reikės kreiptis į išblaivinimo instituciją, tai yra mane, ir aš pasakysiu, kas yra kas. Tai va. Jeigu neturite dabar klausimų, šiuo metu padėkit pliusiukus, kad esat pasiruošę ir tada mes pradedam. Gerai, išvardinsiu punktus, jeigu norite, galite rašytis, galite pasimti popieriaus lapą, rašiklį ir pasižymėti tuos punktus. Jeigu ne, bus įrašas, galėsite peržiūrėti jį, bet kada vėliau bus įkeltas į YouTube kanalą ir čia mano Facebook profilė jis taip pat bus išsaugotas. Pasiruošę. Gerai. Džiaugiuosi. Tai va, taip pat pats pirmasis požymis, kai norit suprasti, ar vyras jumis tikrai rimtai susidomėjęs, ar jūs mato kaip savo moterį šalia savęs, jis aiškiai tai pareiškia viešai, garsiai, jis įvardyja jūsų statusą. Ir kaip žinote, vyrai yra tokios būtybės, aš ir moteris vadinu būtybėmis, čia nereikia įsižeisti, jie yra kaip medžiotojai, kaip patinai. Ir jie, kai eina į santykius ir kai jie tikrai išsirenka savo moterį, jeigu tai būtų patinas, tai kaip patelė, nepriimkite asmeniškai, kaip nors čia neįsižeiskite, tiesiog taip yra. Mes esam žinduoliai, taip veikia gamta, taip veikia instinktai, taip veikia pasaulis, taip surėdytas. Ir vyras, kuris išsirinko savo moterį, kaip savo partnerį, jis visiems pasako. Ateina, tarkime, į mišrią draugų kompaniją, ten, kur yra ir vyrų, ir moterų, ir jisai tikrai pasakys, jeigu tie žmonės dar jos nepažįsta, tos moters, jis tikrai pasakys, susipažinkite, čia Aušra, mano mergina. Susipažinkite, čia Aušra, mano širdies draugė. Susipažinkite, čia mano moteris. Pristatau, va, čia mano būsima žmona ir panašiai. Jeigu jūs girdite, kad vyras sako, va čia Aušra, va čia psichologė Aušra, va čia Kupidono detektyvė, va čia santykių ekspertė, va čia, nežinau, mano draugės pažįstama, tai žinokite, kad taip ir yra, jūs jam tik tai ta santykių specialistė, santykių ekspertė, jūs jam tik tai ta draugo draugė ir tesat. Tai vat, padėkit pliusiukus, ar suprantat, jeigu yra žiūrinčių vyrų, vyrai padėkit pliusiukus, ar jūs, kai einate į santykius su moteri, turite tokį vat, vidinį instinktą ją savintis ir kad jinai būtų jūsų. Norite visiems pasakyti, kad jinai yra mano, va čia mano moteris ir niekas kitas prie jos nagų nekiškit. Aš ją išsirinkau, aš ją išsikovojau, čia yra mano moteris, aš noriu ją rūpintis, aš noriu, kad jinai būtų mano, aš noriu, kad jinai man būtų ištikima, aš noriu čia mano. Ačiū, Mariu, patvirtino vyras, kad tikrai yra taip, tai čia veikia taip vyrų psichologija. Moteris nieko nerašot, bet gal esat iš savo santykių ankstesnių susidūrę, kad būtent vyrai to nori, kad ta moteris būtų tik tai jo ir niekieno kito.
kito. O jeigu, tarkime, toje mišrioje kompanijoje vyras jūsų nepristato kaip savo širdies draugės, kaip savo moters, kaip savo būsimos kažkokios žmonos, aišku, atitinkamai turi būti praėjęs tam tikras laiko tarpas, tai jisai parodo, kad va, šiandien mes kartu, bet rytoj su ta moterim gali būti bet kas kitas ir bet kas kitas gali pretenduoti į jos širdį. Manau, kad viskas labai paprasta ir aišku, jeigu ne, rašot klausimus. Vietoj, kas supranta, dedat pliusiukus, kam kyla klausimų, rašote iš karto klausimus ir keliaujam toliau. Tai čia buvo pirmas punktelis. Antras punktelis yra toksai, kad vyras jūs norės supažindinti su savo draugais ir atverti duris į savo pasaulį. Įsivaizduokite, kad su vyru susitikinėjate pusę metų ir jūs nei kartą nematėt jo draugų. Nei kartą nematėt jo mamos, jo giminių. Jeigu visada tik tai jūs dviese ir jeigu susitinkate ypatingai kur nors atokiai, tai susimastykit, kodėl jis jūs nori slėpti. Vat galit matyti, kad jisai, pavyzdžiui, dažnai kalba su savo mama telefonu, su savo sese arba su savo draugais, jūs esate šalia, bet apie jūs niekada nieko neužsimena. Tai tikrai parodo, kad jis jūsų dar nepasirinko, jis dar ieško, jis dar stebi, jis dar žiūri. Ir tai yra normalu. Mes šiek tiek vėliau pakalbėsim apie terminus, per kiek laiko jau galima būtų bandyti suprasti, kad tas vyras jūs pasirinko. Bet aš jums noriu pasakyti, ir apie tai rašiau šiandien, kad renkasi abu žmonės, tiek vyras, tiek moteris. Tiesiog šiandien mes kalbam apie vyrus ir apie vyrų elgesį, kuris parodo, kad jis jūs pasirinko, kad jūs jam esate įdomi kaip moteris ir kad jis nori toliau jūs pažinti, su jumis bendrauti ir jūs mato kaip savo moterį. Tai vat, ar čia aišku, kad jis aiškiai parodo, kad kviečiasi į savo pasaulį, atveria duris į savo pasaulį, kuriame jis gyvena. Draugai, giminės, artimieji ir visa kita, jis jūsų neslepia ir kiti apie jūs sužino. Jis didžiuojasi, norėdamas papasakoti, vat su kokia moterim susipažinau. Pažiūrėkit, kaip man pasisekė. O jeigu jūs bendraujate pusę metų ir jo draugai apie jūs nieko nežino, jo mama apie jūs nė karto nieko negirdėjot, susigalvokit, ką tai reiškia ir nusimkit rožinius sakinius, neieškokit kažkokių pasiteisinimų. Vyrai yra labai paprasti, labai racionalūs, labai logiški ir jie labai aiškiai savo veiksmais viską parodo. Vat, vyras yra veiksmas, vyras yra rezultatas ir iš to jūs galite spręsti. Apie tai šiandien truputėlį užsiminiau ir dar kartą vėl pasikartosiu, kad vyras, kad jūs išsirinktų, jūs turite būti to verta, kad jis norėtų būti su jumis. Jeigu vyras jūsų nesirenka, vadinasi, jūs jam nepakankamai įdomi, nepakankamai patraukli, nepakankamai vertinga jo akimis. Būti vertai tai nereiškia, kad jūs turite aplink jį šokinėti kaip šuo aplink kojas. Bet esmė tokia, kad moteriai reikia pakilti to vyro akise iki tokio statuso, kad jis ją matytų kaip savo moterį šalia savęs. Analogiškai ir su moterimis. Moteris, kai renkasi vyrą, irgi vertina pagal vertybės, pagal pasaulėžiūrą, pagal daugybę dalykų ir ar jinai mato tą vyrą šalia savęs. Taip, du žmonės vienas kitą išsirenka. Vienas kito visada yra vertas, turi būti verti. Tai va, šita vieta gali kai kam nepatikti, bet ir taip, mes renkamės. Renkamės tiek mes moteris, renkasi tiek vyrai ir tai yra absoliučiai normalu. Trečias punktelis, dabar padėkite dar pliusiukus, ar viską supratote apie antrą punktą, jeigu yra vyrų, jau matau, kad yra. Padėkit pliusiukus, ar tikrai sutinkat, kad kad vyras moterį pažindina su savo draugais, su savo giminėms, su savo mama, tėvais, ar tai rodo
tokią kryptį, kad jis tą moterį pripažįsta ir nori jam supažindinti su savo pasauliu. Nematau pliusukų. Nieko, nenori, tai nedėkit, viskas ok. Bet aš turiu tokį ketinimą, kad jūs kuo aiškiau suprastumėt ir kad nebūtų rožinių akinių. Trečias punktelis, kuris rodo, kad vyras yra apsisprendęs dėl jūsų ir kad jūs jam įdomi, yra toksai, kad jis ieško bendravimo pats ir nori su jumis susitikti. Ne tai, kad jūs jam nuolat skambinate ir rašote, o jis tik atsakinėja, bet esmė, kad jis pats irgi rodo norą ir iniciatyvą susitikti. Tai nereiškia, kad tas noras turi būti vienpusis ir kad tik tai vyras turėtų inicijuoti. Ne, turi būti balansas. Vyras padarė 2-3 žingsnius, tada moteris padaro. Vėl padaro vyras, vėl tada moteris. O jeigu bendravimas vyksta taip, turėjau tokią klientę, kuri sako, nu tai jis man atsako visada, kai aš jam parašau, bet pats man niekada nerašo. Nu tai vat čia yra tas toksai ženkliukas, kuris rodo, kad jūs jam nesate pakankamai įdomi. Vyras, kuris susidomės moterim, tikrai visada ieškos būdų, ieškos būdų ir galimybių, kaip su jumis bendrauti, kaip susitikti. Ir veiks. Tai vat, jeigu vyras jums parašė arba susitikote, ėjote pasimatymą 1, 2, 3 kartus, nesvarbu kiek, bet jeigu jis jums daugiau nerašo, tai tiesiog jūs jam nebuvote pakankamai įdomi, galbūt jis turi kitų variantų įdomesnių, jis taiko rotacinį pasimatymų principą ir tas yra visiškai tvarkoj, nors daugybė žmonių, kai aš pasakau šitą dalyką, yra labai nepatenkinti. Tiek moterų tarpe, tiek vyrų tarpe. Vyrų šiaip gal netgi sakyčiau labiau, nes yra tokių vyrų, kurie po pirmo arba antro pasimatymo galvoja, kad čia jau viskas, čia jau mano moteris. Tikrai ne. Priminsiu dar kartelį, kad renkamės tiek mes, moteris, renkasi tiek vyrai. Bendrauti vienu metu su 2 arba 3 skirtingais žmonėmis ir tarp jų rinktis yra absoliučiai normalu. Tai vat, jeigu jūs parašėt vyrui arba jūs susitikot, ir jis paskui pradingo, ir jūs norit jam parašyti pirmą, nes galvojat, kad jisai jūs pamirš, tai žinokit, tikrai ne. Jis tikrai nepamirš, jis greičiausiai tikrai nenumirė, jis greičiausiai niekur nedingo, jis tiesiog renkasi kitus žmonės. Valeta rašo, niekada nerašau ir neskambinu, tai labai nesunku suprasti, kiek vyrui esu reikalinga. Tikrai taip. Manau, kad žiūrintys vyrai tą patį pasakytų ir drąsiai patvirtintų, kad jeigu vyras nerašo, neskambina, nesidomi, nėra jokio grįžtamo ryšio po susitikimo arba nevyksta dialogas SMS žinutėm, tai faktas, kad jam nėra įdomu ir jis turi kur kas įdomesnių variantų. Padėkit pliusiukus, ar supratot šitą punktą ir keliausim prie 4. Kažkam labai liūdna, ar ne? Parašykit komentarus, kas jūs nuliūdino. Tai, kad žmonės vienu metu gali eiti į pasimatymus su skirtingais žmonėmis. Ar čia būtent tas jūs nuliūdino? Noriu akcentuoti vieną dalyką, kurį, kaip ir sakiau, vyras nori kartais anksčiau laiko pasisavinti moterį, sakyti, kad jinai yra mano ir kad jinai neitų į kitus pasimatymus, bet aš noriu akcentuoti vieną dalyką. Eiti į pasimatymus su keliais skirtingais žmonėmis nereiškia su jais miegoti, nereiškia su jais turėti bet kokio intimaus kontakto, nereiškia, kad jūs eisit apsikabinę, kad jūs bučiuositės, kad jūs ten dar kažką darysit. Pasimatymas yra galimybė susipažinti, pažinti žmogų, sužinoti, kas jis toks ir viskas. Tai vat šita vieta yra labai svarbi ir daug žmonių, daug moterų ir vyrų kažkaip žiūri kitaip. Tai gal jūs šitą temą norite kažką pasakyti ir mes galėsim truputėlį prasiplėsti. O jeigu ne,
tada mes galime keliauti toliau prie 4 punktelio. Ir jis yra toks, kad vyras, kuris jumis susidomėjęs, jis dėl jūsų yra pasiruošęs keisti savo planus, derinti laiką, derinti vietą. Jis nepatepa, grubiai tariant, slidžių, jeigu jam situacija yra nepalanki. Jeigu vyras su jumis susitinka tik tai savo laisvalaikio metu, jeigu jums neranda specialiai laiko, jam prioritetas yra laisvalaikis su draugais, jie pramogos arba dar kažkas, ir jeigu lieka ten kažkokios kelios minutės ir neturi ką veikti, jam pasidaro nuobodu ir pasiūlo jums susitikti, tai čia yra netvarkoj. Arba jeigu vyras jūs kviečia, pavyzdžiui, susitikti tik tai pas jį namuose, arba tik tai ten, kur patogu jam. Atvažiuot pas jį namuose, jis sumoka už taksi, bet jūs pati ir parvažiuojat, ir atvažiuojat, ir pas jį, ir parvažiuojat. Žinokit, tai jisai labai patogios moters ieško, arba tiesiog nori malonumų, nori jokių įsipareigojimų, nori pasilinksminti, ir jis jūsų kaip moters, kaip damos savo gyvenime tikrai nemato, patikėkit manim. Įsivaizduokit situaciją, kad jūs esat pavargusi po darbo, jums skambina arba rašo žinutę, kad čia galbūt visai smagu susitikti, ir jūs sako, žinai, šiandien aš labai pavargusi, man čia per pusę miesto, reikia važiuoti toli, gal tu galėtum kur nors arčiau prie mano rajono privažiuoti. Ir vyras, kuris tikrai jūs rimtai nežiūri, sakys, žinok, čia man dabar dar reikia darbų kažkokių padaryti, čia tą ir 3 ir 5, ir jisai atras daugybę pasiteisinimų, kad jam nereikėtų tų nepatogumų iškęsti ir taikytis prie kažko. Tai toksai paprastas pavyzdys, o vyras, kuris tikrai jumis domisi, kuriam jūs rūpite, jisai supras, jis prisiderins, jis atvažiuos arčiau jūsų, jis gal net užsakys to maisto į namus ir atveš, žodžiu, įvairiausių tų variantų gali būti. Bet esmė, kad, švelniai tariant, jis nepatepa slidžių, jeigu jam nepatogu ir reikia pajudinti užpakalį ir kažką padaryti. Tai dabar matau vieną klausimą, tai truputėlį pertrauksiu ir tada keliausim prie kito punkto. Jeigu turite iš šito punktelio, apie kurį ką tik pakalbėjau, kad jeigu jis keičia savo planus, derina laiką, vietą ir panašiai, jis jumis tikrai susidomėjęs ir mato jūs kaip moterį potencialią savo santykiams ilgalaikiams, o jeigu ne, tai verta sunerimti. Klausia, o jeigu santuokoje gyvename 28 metus, bet niekada vyras manęs nepristato, tai kuklumas jo ar kažkas kita? Tai čia reikėtų turbūt žiūrėti iš esmės apie jį kaip asmenybę, tas kuklumas, ar jis iš esmės yra gyvenime kuklus, ar tik tai kuklus tada, kai reikia pristatyti, kad čia jo žmona. Iš esmės, kaip jisai žiūri į santuoką. Ar jam santuoka yra tas momentas, kuriuo jisai didžiuojasi, ar tai yra tas sprendimas, kuriuo jisai džiaugiasi, ar jis vienas iki pristatė, ar čia iš to tipo vyrų, kur sako, vieną kartą pasakiau, kad myliu ir jeigu kažkas pasikeis, tai pasakysiu. Ar čia tas pats, kad jeigu 28 metus gyvenate kartu, tai jis turbūt vieną kartą pasakė, bet tai kompanijai, kurioje jūs buvote, kad čia mano žmona, ir galvoja, kad daugiau to daryti niekada nereikia. Tai ar jis didžiuojasi jumis kaip savo žmona, ar didžiuojasi jūsų charakterio, jūsų elgesio savybėm kažkokiom. Tai tiesiog pagalvokit, čia nėra vienareikšmiško atsakymo, reikia galvoti. Pabandykit pamastyti tais rakursais, apie kuriuos ką tik pakalbėjau, ir galbūt kažkas jums rezonuoja. Jeigu viskas aišku, tai keliaujam toliau. 5 punktelis yra toksai, jeigu jis rašo, tik rašo ir dingsta, tai jūs jam esate kaip atsarginis variantas. Bet yra toks dalykas, kad, parašo ir tikrina, ar jūs dar čia, ar jūs dar esat. Ir jeigu jūs kiekvieną kartą, kai jis taip iš lempos parašo, tai labukas, ką tu kaip sekinėjas, ką veikinėjai,
Ir jūs kas kartą jam duodat suprasti, kad jūs vis dar čia ir jūs atsakot ir pozityviai atsakot. Jisai mato, kad jūs vos nedžiaugiatės, kad gal netgi laukiat, turit kažkokią tai viltį. Tai jisai ir vėl pradingsta. Tai čia yra tas variantas, kai jūs jam esat kaip atsarginis variantas ir jisai sugrįžta pas jūs tada, va čia susiję šiek tiek panašiai su prieš tai pasakotom istorijom, kai jisai jūsų nelaiko prioritetų, jūs jam esat kaip papildomas atsarginis variantas ir jeigu nebeturės ką įdomaus veikti, jeigu nebebus įdomių moterų jo gyvenime, nu tai kaip variantas galbūt pasirodys kažkuriam laikui tinkama ir jūs. Ir jis vis dar parašo. Gali būti, kad, žinot, komentuoja po jūsų nuotraukom. Jūs įkėlėt kavos, sako, nu tai gal kavytės, o jūs sakot, nu tai kavytės. Ir viskas, ir jisai dings, ir jisai mato, aha, aš jai vis dar įdomus, jinai vis dar sako, gerai, laukiu, aš vis dar čia būsiu, esu. Nu, jisai irgi tada daro atitinkamus sprendimus. Moteris, kur yra visada prieinama, kai nors vyras nieko nepadarė, dėl jos nesistengia, jinai jam tikrai yra neįdomi. Tai padėkit pliusiukus, ar suprantate, apie ką čia papasakojau. Ką reiškia, kai moteris vyrui yra kaip atsarginis variantas. Ir aš, dalindamasi tuo, ką dabar girdite, tikrai jokių būdų, jokia forma nenoriu kaip nors kažkurios iš pusių, nei vyrų, nei moterų įžeisti. Nesakau, kad kažkuris blogas, kažkuris geras. Tiesiog aš jums pasakoju apie vyrų psichologiją ir kaip veikia vyro smegenis. Čia yra žiūrinčių ir vyrų, ir jie tą patį patvirtina, kad yra taip, yra šitaip ir yra anaip. Tai aš tos informacijos, kurią čia dalinuosi, esu pasisėmusi iš patirčių, iš daugybės patirčių, analizuodama įvairiausias klienčių santykių situacijas, skaitydama knygas, klausydama seminarus, klausydama daugybės vyrų. Esmė, ne moterų, kaučerių, kažkokių santykių eksperčių, bet vyrų ir ką jie kalba. Ir šitos mūsų paskaitos pabaigoje aš duosiu jums vieną dovaną. Tas, kas išbus iki galo, ir aš duosiu tokią dovaną, jinai bus neapčiuopiama, bet jinai labai vertinga. Tai palaukit ir klausykit iki galo. Ir kaip suprantu, viską iki šiol suprantat, viskas aišku, tai keliaujam toliau. 6 punktelis yra toksai, kad vyrui, kuriam jūs esate įdomi, jam bus svarbus jūsų norai ir jūsų poreikiai. Vyras turi prigimtinę savybę, kaip ir tas patinas, apie kurį aš kalbėjau pačioj pradžioj. Jis nori jis nudžiuginti, jis stengiasi jums padėti. Ir jis tai daro veiksmais. Vyras veiksmas, vyras rezultatas. Moteris yra malonumas, moteris yra procesas, moteris yra pasimėgavimas. Niekaip kitaip ir tai. Vyro kalba yra veiksmas ir vyrai vyrų pasaulyje tai puikiai supranta, kad vyro pasaulyje žodis be jį patvirtinančio veiksmo yra lygus nuliui. Tai jūsų norai ir jūsų poreikiai vyrui yra galimybė apsireikšti, parodyti save. Aš esu galingas, aš esu herojus, aš esu galiu ir noriu būti tau reikalingas. Aš galiu tau padėti. Aš galiu būti vyras tavo gyvenime. Ar ne? Ir jis savo veiksmais, tarkime, kai yra tas pasimatymų, susitikinėjimų ir vienas kito pažinimo periodas, vyras savo veiksmais sako, pasirink mane, būk su manim, aš esu tas, kuris vertas būti su tavimi. Ir jis tai parodo savo veiksmais. Vyrai, padėkit pliusiukus, jeigu pritarėt. Jeigu ne, rašykit komentarą, kaip galvojat jūs. Vyras, jeigu jums nutinka kažkokia situacija, jis nesakys, klausyk mažutė, žinok, viskas bus gerai. Tu nesijaudink, žinok, viskas bus gerai. Tai vyras, kuris yra vyriškas, kuris atsakingas, kuris ryžtingas, kuris gali prisimti atsakomybę. Ką jisai padarys? Įsivaizduokit, kad jums sugeda mašina.
Tai ir jūs jam skambinat ir sakot, žinok, Tadai, man sugedo mašina, nesuprantu nieko, kas čia vyksta. Tai ką padarytų vyriškas vyras, kuriam jūs esate įdomi? Jisai paims ir sakys, nu, klausyk, mažutė, žinok, tu nesijaudink, aš dabar padėsiu tau viską išspręsti. Jisai paims, suras telefono numerį, suras ten servisą kažkokį, kuris atvažiuoja, kuris padeda ir visa kita. Ką padarytų vyras, kuriam jūs esat nelabai įdomis, jis sakys, nu, tai tikiu tavim, aš tikiu tavim, žinau, kad tu gali ir tu kaip nors susitvarkysi. Buvo man tokia situacija, susitikinėjau su tokiu žmogum prieš keletą metų ir aš patekau į avariją, į mane atsitrenkė toks jaunas vaikinukas. Ir aš skambinu ir sakau, man nutiko tokia situacija, pirmą kartą gyvenime, aš tikrai nežinau, ką daryti, ant kažkokias deklaracijas pildyti, man kosmosas, man tiesiog yra panika, man yra šokas, aš nežinau, ką daryti. Nebuvo stiprus įvykis, bet vis tiek man tai buvo labai labai nepatogi ir gąsdinanti situacija, aš skambinu ir sakau. Ir jisai sako, nusiraminė, aš už 15 minučių būsiu ir viską sutvarkysiu, bet jis paėmė ir padarė. Ir aš galvoju, vau, vat man kai pasisekė, vat čia yra vyras, jisai atėjo ir padarė. Tai va, ir dabar tada trumpai persitraukiu, matau, yra klausimų, paskaitysiu ir pabandysiu atsakyti. Vat pakomentavo Marius, kad gali būti, kad jam nepatogu pristatyti, nes yra pastoviai buvo kalama tėvų, senelių ir ta, kad nesiženik niekada, buvo kažkas tokio blogio, yra nepatogu, nes esame nepratę. Mariu, tai taip, aš ką ir sakiau, klausimas, ar jis didžiuojasi tą savo santuoką, ar didžiuojasi savo žmona, ar jie priima ir kaip jisai jaučiasi iš esmės tuose santykiuose. Jeigu moteris užima vos ne vyro vaidmenį, moteris tampa pusiau. Nu, yra tas išsireiškimas, aš jį vartoju, boba su kiaušais, jeigu jinai viskam kontroliuoja, viską aiškina ir jis jaučiasi, žinot, prispaustas toksai, iš jo pusę vyro ten belikė, tai gal jis ir nenori sakyti, kad čia yra mano žmona. Va, o gali būti ir kitokių kažkokių įsitikinimų. Tai čia reikia kiekvieną situaciją analizuoti ir žiūrėti visą bendrą vaizdą. Taip skaitau kitą. Tokie vyrai be abejo svajonė, bet tokie neegzistuoja. Nesu sutikusi tokio gyvenimo ir realiai įdomu, kuri tokį yra sutikusi. Nu, aš žinokite, esu sutikusi, vat apie tą, kuris pasakė ir padarė, yra tokių vyrų. Čia yra mūsų trauminės patirtis. Jeigu mes nesutikom gerų vyrų iki šiol, tai mes turim kažkokių įsitikinimų ir dėl kažkokių priežasčių pritraukiam vienokio arba kitokio tipažo vyrus. Viskas su tuo yra ok. Reikia pradirbti savo įsitikinimus, sveiki Vytautai, ir pagalvoti, kodėl aš pritraukiu tokius vyrus. Gal aš galvoju, kad visi vyrai nevykia, visi vyrai kiaulės, visi vyrai nori tik tai sekso, visi nori tik mane išnaudoti ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad mano patirtis buvo tokios. Todėl, kad mano tėtis skriaudė mamą. Todėl, kad aš nemačiau tinkamo pavyzdžio ir NNN situacijų ir pavyzdžių, kodėl mūsų pasąmonį įsirašo vat tie modeliai ir mes tada galvojam, kad nėra normalių vyrų, aplinkui vien tik tai kažkokie nevykėliai, aplinkui vien tik tai išnaudotojai, aplinkui vien tik smurtautojai. Jeigu mes taip galvosim, ką galvojam, tą pritraukiam. Tai va tikrai yra puikių, nuostabių vyrų, yra daugybė vyrų, kurie turi nuostabias šeimas. Yra tokių vyrų, kuriems iš pirmo arba iš antro karto nepavyko sukurti šeimos. Jie daugybę dalykų išmoko, suprato, jie yra pasiruošę pilnavertiškai kurti kitus santykius, eiti į naujus santykius. Ir tokių vyrų tikrai yra, tiesiog reikia būti pačiai pasiruošusiai. Ir tas vyras, anksčiau ar vėliau, pasirodys. Pradėkite matyti vyruose vyrus, lyderius. Ir tokių vyrų jūsų gyvenime pasirodys kur kas daugiau. Tai va, pradirbta ir daug dėja neveikia. Nu, gal kažkur kažkas ne taip pradirbta, tai reikėtų, žinokite, analizuoti asmeniškai, kurioje vietoje yra blokas. Apie tai šiandien mes nekalbėsim. Mūsų tema yra, kaip atpažinti, kaip suprasti, kad vyras jumis yra susidomėjęs ir jūs mato kaip moterį šalia savęs, su kuria jis nori sukurti ilgalaikius santykius. Bet apie tos blokus aš užsiminiau ir
reikia gilintis, nes jeigu dirbot, pradirbot, bet neveikia, kažkas yra. Gal ne ten dirbot, gal ne su tuo specialistu dirbot, gal dar nebuvot pasiruošusi paleisti. Tai, kaip ir sakau, nėra vienareikšmiško atsakymo, nėra vienareikšmiško sprendimo, reikia žiūrėti kiekvieno atveju individualiai. Taip, tai aš jums papasakojau 6 punktelį, kad vyrui, kuriam jūs esate įdomi, bus visada svarbus jūsų norai, jūsų poreikiai ir jis stengsis jums padėti, stengsis būti reikalingas. Iš esmės, vyro viena iš užduočių, kada jis jaučiasi gyvenime ir santykė laimingiausias, kai jis jaučiasi reikalingas, kad gali duoti. Santykiuose duodame ir mes moteris, ir vyrai. Vienas duoda, kitas ima, kitas duoda. Visada vyksta toksai, koks čia dabar, užburtas ratas, toks ciklas. Nėra taip, kad tik tai vienas duoda, kitas tik tai ima. Jeigu tik tai vienas duoda, kitas ima, tai tada jau yra netvarka ir santykiai pradeda nebeveikti. Visą laiką turi būti balansas. Ar ne? Vat. 7 punktelis, jeigu viską supratote apie tą norų ir poreikių svarbą, padėkit pliusiukus. Jeigu turite klausimų papildomų, rašote komentaruose, su malonumu į juos atsakau. Ir keliaujam toliau, yra punktelis 7, ignoravimas. Vyras nuolat užimtas, jis labai daug dirba, neranda nei minutės. Teisinasi, kad čia vis užsiėmęs ir taip toliau. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, nesvarbu, kokio užimtumo vyras. Absoliučiai žinokit, nesvarbu. Ar jis ūkininkas su 500 karvių, ar jis verslininkas su 5 lėktuvais privačiais ir ten su 5 verslais. Bet jeigu jūs jam esate įdomi kaip moteris, jisai suras laiko. Jisai suras laiko paskambinti, parašyti, perskambinti. Jis pasakys, kad dabar negali, nes kažkoks projektas vyksta, kurį jis turi užbaigti. Jam tai yra svarbu ir jis dabar tiesiog negali šiuo metu. Bet nebus taip, kad jis iš esmės nuolat aiškinsis ir teisinsis, kad neturi laiko, nesužimtas ir trampampam ir krūvam priežasčių. Vyrai, kurie žiūrit, pasakykit, ar kalbu tiesą. Ar tikrai vyras, būdamas net ir labai užsiėmęs, kai moteris jam rūpi ir įdomi, ar suranda jai laiko? Jūsų vyrai čia yra ne vienas, matau šiandien, tikrai tai pasakykit, ar sakau tiesą. Ar nemeluoju? Nematau. Ar čia bijot? Ar galvojat kitaip? Ar elgiatės kitaip? Vat, jeigu skambina, to vyras jums neperskambina, antrą kartą skambinti nereikia. O jeigu jis numirė, o jeigu kažkokia nelaimė nutiko. Žinokit, buvo man taip, nežinau, prieš kokį beveik 10 metų. Buvau nuėjusi pasimatymą. Absoliučiai nesupratau, kas per reikalas yra vyrai, kaip jie mąsto. Kodėl jie elgiasi vienaip arba kitaip ir buvo man taip. Mes susitikom, man atrodo, 2 kartus tam pasimatymą. Ir mes buvom susitarę, kad jis man paskambins sekmadienį ir kad mes ten kažką planavom veikti. Ir jis nepaskambino. Ir man tokia panika, žinokit, aš galvoju, Jėzau, taigi jis man jau parodė per 2 pasimatymus, kad aš jam labai patinku. Jis man pažadėjo, kad paskambins. Tai jūs įsivaizduokit, aš buvau tokia, tokia tuo metu kuku. Aš skambinau jam į darbą, jo ieškojau, nes galvojau, kad jam nutiko kažkas siaubingai baisaus, kad jisai numirė. Tas žmogus turėjo savo kažkokių reikalų, ar tai pas tėvus važiavo, ar kažkur jisai buvo, nepamenu. Ir jis tiesiog nesureikšmino to dalyko. Aišku, tai buvo neatsakinga pasielgti taip ir nepranešti man, jeigu mes buvome susitarę. Tai čia yra vienas dalykas. O kitas dalykas tai mano desperatiškumas, mano paranoja ir mano prilipimas. Vat. Ir aš tik tai dabar, ne tik dabar, bet jau keletą metų suprantu, koks juokingas ir koks absoliučiai
idiotiškas elgesys buvo. O jis tiesiog nebuvo apsisprendęs ir jis pamatė, kad aš esu psichė tuo metu, ir jisai apsisuko ir nuėjo, sako, ačiū, ne, aš prieš tai turėjau dramą santykiuose, daugiau aš to nebenoriu. Ir uždarė duris. Ir aš puikiai suprantu. Tuo metu nesupratau. Ir aš dar galvojau. Ir aš jam sakiau, tu žinok, dar gali pasitaisyti, dar ne viskas čia prarasta. Tai va, išpažintis ir mokomės iš ko? Mokomės iš savo klaidų. Jeigu nenorite tų klaidų, klausykite to, ką sakau aš, nes viskas patikrinta asmeniškai. Ir išstudijuota iš daugybės situacijų ir tikrai galiu jums paliudyti, kad veikia būtent taip. Tai va. Rašo Vytautas, moteris skambinti reikia 2 kartus. Pirmą kartą, kad rastų telefoną rankiniuoja, koks geras juokelis. Taip, Vytautai, būna kartais, žinokit, ir taip. Kad nespėjom rasti tarp savo krūvos visų reikaliukų ten rankinukė, kad kartais nespėjom telefoną. Ačiū Jonai už komplimentą. Čia kaip suprasiu kaip komplimentą. Sako, ar žinai, kad tu graži? Žinau, kartais savo jaučiuosi graži, dažniausiai graži, o kartais jaučiuosi visaip. Taip, žinot, moteris. Tas mūsų grožio suvokimas savo prieš veidrodį pas mus labai skiriasi ir gali keistis kelis kartus per dieną, taip pat kaip ir mūsų nuotaikos ir viskas čia yra tvarkoj. Tai va, ačiū. Ir jeigu viskas aišku, dar noriu pasakyti, kad vat, tai, apie ką jums pakalbėjau, kad jeigu jis nereaguoja, neatsako, neatskambina, jis tiesiog jis ignoruoja. Variantas, kad jis numirė, kad jam nutiko nelaimė ir kad jis be jūsų kažkur, nežinau, pateko į kažkokią tokią situaciją, kad negalės susitvarkyti, yra labai labai nedidelis procentas. O jeigu net ir kažkas nutiko, tai yra kiti žmonės, yra giminaičiai, yra jo artimi draugai, kurie apie tai sužinos pirmieji. Bet tai yra taip. Padėkit pliusiukus, ar supratote šitą punktą, kuris tikrai yra svarbus, nes moteris prisikūrė savo iliuzijų, kad prisikūrė iliuzijų, kad viskas čia gerai, bet tiesiog negali ir randa krūvą pateisinimų. Vyrai pasiteisinimų, o moteris pateisinimų. Tai va, vieni kitiems meluoja ir rezultatas koks? Nelaiminga moteris, o vyrui tai kas jam dzin, nes jisai tiesiog ignoruoja ir jam neįdomu. Tai va. Ir dabar keliaujam prie kito punktelio, 8. Žiūrim į santykius ir analizuojam, ar čia mūsų santykiai iš tiesų, ar iliuzija. Ar mes su tais rožiniais sakiniais vaikštam. Kada ir po kiek laiko galima vertinti, ar tie santykiai iš esmės krypsta į tą pusę, kad čia jau kažkas potencialaus, gražaus mezgasi, kūrėsi, kad čia galėtų būti ilgalaikiai santykiai. Tai vertinam ne po 1 pasimatymo, ne po 3 pasimatymo, ne po savaitės ir net ne po 3. Vertinam 2-3 mėnesių laikotarpyje. Per tiek laiko jūs galite apsispręsti, ar tikrai norėtumėte pasilikti bendrauti tik tai su šituo žmogum. Vyras atitinkamai taip pat. Būna išimčių. Būna, kad po kelinto susitikimo vyras tikrai supranta, kad sutikau tokią moterį ir man tikrai kitos neįdomios. Tokių pasitaiko retai. Ir kitos man nebeįdomu, nebenoriu jokius kitus pasimatymus vaikščioti. Noriu apsistoti čia ir puoselėti ir kurti ryšį su šita moterim. Bet gali būti atvejis, kad vyras jau apsisprendė anksčiau, o moteris dar stebi, dar žiūri, kas jai tinka, kas jai netinka, ar patinka, kaip jinai jaučiasi, ar sutampa vertybės, norai, poreikiai ir taip toliau ir taip toliau. Tai ir viskas čia ok. Ir vyras, jeigu esat susidūręs tokią situaciją, kad jeigu vyras nusprendžia anksčiau laiko ir pradeda reikalauti, kad ir jūs apsispręstumėte, tai yra negerai, čia yra spaudimas, gali pradėti manipuliuoti, tai tikrai nereikėtų reaguoti. Normalu yra pasakyti, kad aš dar neapsisprendžiau, aš bendrauju, man įdomu, noriu pažinti tave toliau, bet šiai dienai, tarkime, priimti to, kad aš jau norėčiau būti tavo mergina ir kad tu būtų mano vaikinas, ar ten
taip toliau ir panašiau, kaip jūs tos statusus įvardėsit, nesvarbu, bet kad būtų kažkoks statusas, ir jeigu jūs dar nenorite, tai yra normalu. Tai vat vyras irgi 2-3 mėnesius jisai tiesiog bendrauja, stebi ir renkasi. Gali eiti į pasimatymus su kitomis moterimis ir tai yra absoliučiai normalu. Pakartosiu dar kartą. Eiti į pasimatymą nereiškia miegoti. Vyrams tai dažnai nepatinka ir jie nori anksčiau laiko pasisavinti tą moterį ir taip daryti negalima. Taip daryti negalima. Duokit erdvę, duokit laisvę kitam žmogui jūs pažinti ir pačiam apsispręsti. Jūsgi irgi vyrai, bet kurie dabar žiūrit, nenorėtumėt, kad už jūs nuspręstų, kad vat, jūs dabar jau turit būti mano vaikinas, nes aš esu apsisprendusi. Gi ne faina. Norisi, kad žmogus pats priimtų sprendimą, kad pats suprastų, kiek tas žmogus jam rūpi, kiek jisai jam yra svarbus. Sutinkat su manim ar ne? Ir jūs pasakėt, Vytautai, labai gerai, kad reikia 3 mėnesių kaip minimum stebėjimui, santykių negalima forsuoti, negalima spausti ir dirbtinai kažko daryti. Tai tikrai taip. O būna žmonių, kurie po 2 mėnesių ar ten po mėnesio apsigyvena ir paskui pamato, kad čia visiškai ne tai, ką matė iš pat pradžių. Būna išimčių, kaip visada ir visur. Bet nereiškia, kad išimčių pagrindų mes turime į tos santykius eiti. Yra baziniai tokie visuotiniai principai, apie kuriuos aš dabar kalbu, kuriais dalinuosi ir įveikia būtent jie. O išimtis, palikit jas. Palikite tas išimtis, žiūrėkite į bazę, kaip yra, kaip vyrai iš esmės globaliai mąsto, kaip elgiasi ir kaip reikėtų daryti ir kaip ne. Rimute, padėjot pliusiuką, turbūt pritarėt, ar ne? Tai vat, nereikia prilipti anksčiau laiko prie vyro. Nereikia iš jo kažko reikalauti. Nereikia jam būti ištisai prieinamai, rodyti, kad jūsų gyvenimas nuo šiol sukasi tik tai aplink jį. Jūs jam skambinat, jūs jam rašot, jūs kviečiat jį susitikti ir taip toliau. Vyrą pradeda pykinti anksčiau laiko, nes jūs prilimpat ir jam tampa nebeįdomu. Tai va. Jeigu nuėjome į pirmą pasimatymą ir vyrui parodo, kad po pirmo pasimatymo mes jau jį pasirinkome savo vyrus, tai ruoškit pagalves ašarų kalnui, nes vyras galvoja, ką? Ta prasme, mes sustikome vieną kartą ir ji mane jau pasirinko, jinai manęs absoliučiai nepažįsta, jinai nežino, ką aš galiu, ko aš negaliu, kas aš esu per žmogus. Tai reiškia, jinai antiek yra desperatiška, ji antiek skuba į tuos santykius trimgalviais, kad vos nebet kurį pirmą pasitaikiusi čiumpa ir ateik. Va, dabar turėsiu vyrą. Svarbu vyras. Čia aš šaržuoju, bet būna atveju, kai moteris taip prilimpa, kai kurioms jau sako, spaudžia laikas, čia laikas gimdyti, laikas kurti šeimą, arba ten dar kažkas dėl kažkokių kitokių priežasčių. Tai žiūrim į santykius ir analizuojam 2-3 mėnesių laikotarpį, nefantazuojam ir stebim per tą laikotarpį, kaip vyras su mumis elgiasi. Ir dabar toms, kurios eina į pasimatymus, toms, kurios susitikinėjam arba ruošiasi, praeis mėnuo laiko, jūs pereikit mano paskaitos per visus šitos punktus ir pasižiūrėkite, kur jūs esat, kas pas jūs sutampa ir kas nesutampa. Tai padės jums nusimti rožinius akinius. Čia yra tokia, žinot, čeklistas. Aha, ignoruoja, aha, tas ir anas, 3, 5 ir suprasit. Daugybė moterų daro daug klaidų, nes prisikūrė, nes anksčiau laiko jau ten susižieduoja savo galvo, jau ten įsivaizduoja, kaip gyvena jie name, kaip ten gimdo 3 vaikus, augina 5 kates, 3 šunis ir taip toliau. Fantazija įsijungia, o vyras tiesiog eina į pasimatymus ką. Esu sakiusi, kad vyrai iš esmės moteriams susidomi dėl to, kad jinai jam yra patraukli, jam yra graži ir jis norėtų su ja
permiegoti. Jums patinka tai ar nepatinka, vyrai yra patinai, jis žiūri, moteris jam yra graži, patraukli ir ar jinai traukia kaip patelė. Jeigu traukia, tada bet gali susitikti, pabendrauti, atsipalaidavęs, pasižiūrėti, ar jam čia smagu, kaip jisai jaučiasi šalia tos moters, kaip jisai su ja jaučiasi. Ar jisai herojus, ar jisai ypatingas, ar jisai kažkoks tai visiškai neįdomus ir taip toliau. Tai vat Vytautai sako, taip ir yra. Ir yra tokių, kurie nesutinka ir sako, kad aš ligonis. Nu tai žinokit, ne ligonis. Veikia būtent taip, o jeigu nenorite to pripažinti ir jeigu įsižeidinėjat arba prikuriat savo kažkokių fantazijų, čia yra jūsų reikalas ir jūsų atsakomybė. Aš sakau, kaip vyksta realiam gyvenime ir kokia yra vyrų psichologija. Taškas. Amen. Va. Keliaujam prie kito punktelio, jeigu čia viską supratote ir jeigu viskas aišku. Jeigu turite ką papildyti, pridėti arba norite kažko paklausti, klauskite. Mes dar planuojam, žinokit, kokį iki pusvalandžio užtrukti. Va, tai jeigu turite tiek laiko, tikrai kviečiu visus išbūti iki pabaigos ir paklausyti, nes dalyvauti transliacijoje gyvai visada yra įdomiau už tai, kad galima paklausti, galima būti šito viso proceso dalimi. Tai va, man atrodo, kad viskas aišku. Keliaujam toliau. 9 punktelis yra toks, kad būdamas su jumis jis rodo savo jausmus, dalinasi savo išgyvenimais ir mes čia netgi prisikasam prie jo vaikystės. Jis jūs įsileidžia į savo pasaulį, į savo vidų, į tai, kas jam artima, į tai, kas jam yra jautru, į tai, kuris galbūt jaučiasi kai kur pažeidžiamas, tai rodo, kad vyras tikrai jūs priima į savo pasaulį. O jeigu jūs bendraujat 6 mėnesius ir jūs apie jį absoliučiai nieko nežinot, o jis apie jūs žino viską, susimastykit. Bet, aišku, pas vyrus vyksta viskas pamažu, palaipsniui. Va, iš šito punktelio tiek. Ar viskas aišku? Liko dar 3. 3 paskutiniai. Ne 3, meluoju, 4. 4 ir visi labai įdomus. Kitas punktas yra toks, kuris padės suprasti, ar vyras jumis tikrai susidomėjęs, tai jisai rodo susižavėjimą. Jis jumis didžiuojasi, jis džiaugiasi, kad su jumis susipažino, jis žavisi tuo, kokie jūs esate, ką jūs veikiate, jis rodo švelnumą ir kartais netgi šiek tiek pavydo. Jeigu jis absoliučiai neutralus jūsų atžvilgiu, tai yra ženkliukas. Vyrai, ar sutiksit, kad vyras rodo susižavėjimą, žavėsi, didžiuojasi, džiaugiasi, rodo švelnumą ir kartais jam netgi sukyla tokie jausmai kaip pavydas. Tai rodo, kad jis nori būti su šita moterim. Ar man pritarsit, paprieštarausit, ar kažką papildysit? Rašo, oki dilema, kada pasiduoti viliojimui į guolį po kelių pasimatymų, mėnesio, 3. Oi, su tuo guoliu, bet čia rašė kolega apie tas kelnes. Nereikia nusimaut kelnių tol, kol jūs netapote draugais ir vienas kito nepažįstat. Aš tai esu tokia konservatyvi, daugam nepatinka, sako, kad senamadiška, tokia pasenus Viktorijos laikų iškasena. Aš sakau, kad kuo arčiau įsipareigojimų, santuoka, piršlybos ir taip toliau, tuo geriau. Tas momentas, kai jūs nueinat į tą guolį, yra priimamas vyro akise, jisai supranta, kad iki to momento, kiek jisai padarė, kad jau yra viskas ir aš padariau maks, kad jinai su manim eitų santykiauti. Nežinau, ar supratot, ką noriu pasakyti, pabandysiu dar kitaip. Įsivaizduokite, kad susitikinėjat, tarkim, 3 mėnesius.
Ir per tuos 3 mėnesius, vyras kai kur padaro kai ką, kai kur ne, kai kur ignoruoja, kai kur pamiršta, kai kur pažada ir neištęs ir taip toliau. Ir jūs nenustatot ribų, nepasakot aiškiai, ko norit, tylit, galvot, kaip nors pasikeis ir sugulot į lovą. Kas nutinka tada? Ogi stebuklingas dalykas. Vyras, tą paveikslą, kuris yra sukurtas tuo metu ir pastatytas iki to momento, iki sugulimo, vyras priima, kad nieko nedariau, vadinasi, jie gerai, arba dariau tai pusėtinai, vadinasi, jie irgi gerai. Reiškia, padariau aš kaip vyras viską maks, kad jinai būtų patenkinta ir nieko jai daugiau nereikia. Jinai atidavė patį brangiausią turtą save. Patį artimiausią prieimą prie savęs. Tai aš sakau, kad tol, kol nesupratot, kad jums su vyru tikrai pakeliui, jeigu nežinot, ar nutikus pastojimo atveju jis prisimtų už jūsų atsakomybę, jis jūs vestų ir kurtų šeimą, jeigu nežinot, ką jis darytų, ir jeigu jums aiškiai nepasako, kad tikrai yra pasiruošęs rimtiems santykiam ir įsipareigojimam, tai jūs gerai pagalvokit. Kas nutiks tada, jeigu po to seksiuko vyras pateps slidęs ir pasakys, ups, netyčia. Šiaip tai nieko rimto nenorėjau, bet pasismaginti visai smagu. Tai prieš eidama ir darydama tokį žingsnį, moteris tikrai turi pagalvoti, nes jai pasekmių yra daug rimtesnių. Ir aš sakau, kad tai daryti reikia labai atsakingai. Ir pradėti pažinti žmogų ne nuo to galo. Žinot, būna taip, kad susitinka, čia bendrauja, draugauja 2 mėnesius, kokius 3 ir moteris sako, aš dar nepasiruošus, nežinau, tu dar stebiu, žiūriu. O vyras sako, tai gyvybė, tai reikia išbandyti. O tai jeigu netiks, tai aš jums noriu pasakyti. Žiūrėkite, kiek dabar turime procentų skyrybų Lietuvoje. Turbūt kokių 50 ar 60 oficialiai, neoficialiai jų yra tikrai kur kas daugiau. Ir kas nuostabiausia, visi 98 procentai tikrai viską išbandė iki santuokos. Ir viskas visiems nugitiko, bet kažkodėl skiriasi. Seksas yra tik tai nedidelė dalis visų punktų, visų dalykų, kurie santykiuose turi tikti abiems. Tai noriu pasakyti, kad nereikia bandyti anksčiau laiko, kad kažkas netiktų, būna tik tai reti kažkokie išskirtiniai patologiniai atvejai, yra kūrybingumas, jeigu ten netinka dydžiai arba kažkas, tai galima išmokti, sužinoti, kaip padaryti kitą laimingą, taip toliau ir panašiai. Tralialia, užsivedžiau šitą temą, bet čia jinai mums ne visai tema, tai tiesiog truputėlį papildžiau, nukrypau į lankas, jeigu turite klausimų, parašykit, jeigu turit pastebėjimų, jais pasidalinkit. Jeigu nesutinkate, tai irgi parašykite, kodėl. Ir keliaujam toliau. Kaip gerai parašė. Sako, jeigu vyras mėgsta čiaužyti, tai tegul rogutės tempia. Taip. Jonas rašo didelį pavydą. Nežinau dėl to didelio pavydo, kad tas pavydas patologiniu netaptų ir nekenktų nei jam pačiam, nei moteriai, kurią jisai pasirinko. Tai tas sveikas pavydas yra okei, kai supranti, kad moteris tau rūpi, kai supranti, kad žmogus tau rūpi, bet tas didelis pavydas kartais gali ir pakišti koją, nes gali pradėti elgtis nesąmoningai ir pridaryti visokių aibių. Tai Keliaujam toliau. Nepavargot? Man tai labai įdomi tema. Liko dar 3 punktai. 3 punktai labai įdomus. Dabar kalbėsime apie 11 punktelį, kuris skamba taip. Kad vyras susidomėjęs jumis parodo, kiek jis į jūs investuoja savo resursų. Ir dabar komentaruose greitai rašykit, kokie tie yra resursai vyro gyvenime.
Ir taip akvilė bus įrašas. Bus įrašas, kalbame šiandien apie požymius, kurie parodo, kad vyras tikrai jumis domisi kaip moterimi ir vat, jūs mato savo gyvenime. Jūs jam esat įdomi, jūs jam patinkat, jūs jam rūpit. Kalbam apie požymius, jų iš viso bus 13, dabar kalbame apie 11. Tai dabar parašykit, kokie tai resursai. Pinigai, laikas, pastangos, laikas, pinigai. Tai dar yra variantų. Eglė rašo, kai pasimečiau. Kai netinka fiziologija, patikėkit. Viskas, kas buvo. Nu, kurgi čia dingo? Ai, kur čia? Pasimetė. Nagi. Nematau, žinokit, negaliu pamatyti ankstesnių komentarų. Tuoj, čia. Va. Kai netinka fiziologija, patikėkit, viskas, kas buvo iki to, irgi nukrenta žemų plintuso. Nu, nebus gerai tikrai. Nežinau, tai aš sakiau, čia yra reti išskirtiniai atvejai, dar priklauso nuo jūsų lytinės konstitucijos. Jeigu jūsų lytinė konstitucija yra stipri, labai stipri, o priešingos lyties yra labai silpna ir dar netitinka ten jūsų tie parametrai, nu tai gali būti. Taip, bet tokių atvejų turbūt, kad tikrai nėra daug. Dažniausiai skiriasi žmonės tikrai ne dėl to, kad nesutapo kažkas būtent šitoj sferai. Kažko kito atsisakymas. Aha. Laikas, dėmesys, finansai, pinigai, kažko kito atsisakymas. Taip, žinokit, jūs visi esate teisūs, kad vyrui svarbiausia jo resursai ir yra laikas, dėmesys ir pinigai. Ir aš noriu pasakyti, kad kiekvienoje situacijoje turite vertinti individualiai, o ne tiesiog imti kaip faktą. Pinigai arba laikas. Jūs turite vertinti žmogų ir kokia yra jo situacija. Jeigu jūs investuoja tik žodžius, tik tai gražiom kalbom jūs mylim, bet nieko nedaro, tai ir lieka tik tai gražų žodžiai ir absoliutus nulis. Tai reiškia nieko. Kaip ir sakiau, vyrų kalba tai yra nulis, vyro kalba yra veiksmas ir rezultatas. Dabar žiūrėkit, kaip suprasti, ar jis į jūs investuoja pakankamai. Jūs turite žiūrėti, kas tam vyrui pagal jo statusą, pagal jo gyvenimo būdą, pagal jo vertybės jam yra brangu. Jeigu jis yra, įsivaizduokit, man patinka tas milijonierių pavyzdys. Įsivaizduokite, kad jis yra milijonierius. Jo grafikas yra super, duper įtemptas. Jis turi labai mažai laiko ir jam didžiulė vertybė yra laikas. Tai jeigu tokio tipo vyras jums skiria laiko paskambinti, nors žinot, kad jis susitikimų per dieną turi 5, jeigu jis randa laiko atrašyti žinutę 3 arba 5, nors žinot, kad jis yra aukščiausio lygio vadovas arba valdo 5 įmonės, jūs suprantate, kad tam žmogui esate tikrai įdomi. Vat čia turite vertinti ir žiūrėti, ar jis investuoja iš tų savo resursų, kurie yra svarbus jam. Ne jums, bet jam. Vat dabar žiūrėkite, pateiksiu pavyzdį tokį. Jeigu jam norma yra nuskristi papietauti į Italiją, o jums čia yra vau, ir jis tą patį nuskristi papietauti į Italiją siūlo jums, tai nieko ypatingo, jam tai yra norma, jam tai nėra vertybė, jam tai nėra brangu. O dabar, kaip ir sakau, vertinkite, ar tas vau yra tik jums, ar tas vau yra ir jam. Ir šitas vertinimas būtent per tokią prizmę, ar tas vertinimas yra tik jum, ar tas vau yra ir jam, gali atverti jums akis ir prasklaidyti iliuzijas. Dabar įsivaizduokite, kad vyras yra vidutinio lygio pajamų ir jis jums dovanoja didžiulę puokštę, vedasi į kažkokį tai išskirtinį restoraną, perka kažkokius bilietus į teatrą 2-3 kartus. Jam tai nėra norma, jis kiekvieną dieną to nedaro, jam iš vis tai yra neįprasta, jis tiesiog nori jums patikti, nori parodyti, kad jūs esate jam svarbi.
ir pamatysite, kad jis yra jums neabejingas. Ir dar kartą kartoju, vertinkite pagal tai, kaip vyras jūs investuoja savo resursus, pagal tai, kas yra vau jam ir kas yra vau jums. Ar supratote šitą punktą? Tai yra labai labai svarbu ir daug moterų tikrai gali šitą patarimą pasinaudoti ir jis padės išsklaidyti iliuzijas ir atsimerkti ir suprasti, ar tikrai tam vyrui yra vertybė vienas arba kitas dalykas. Milijonieriai pinigai tai yra pinigai, suprantat, jis jų turi daug. Jis valdo 5 įmonės. Bet tam žmogui, kuris yra vidutinių pajamų, jisai gal paskutinius vos ne pinigus, suprantat, atidavė arba skyrė tam, kad galėtų su jumis išvažiuoti savaitgaliu į viešbutį ir spa pabūti dviese. Nes žino, kad jums labai patinka ir jis nori pabūti su jumis dviese arčiau. Dar geriau jūs pažinti. Ar matot skirtumą čia? Pasakykit taip ar ne ir ar turite klausimų iš šito punktelio. Jonas rašo, iš pradžių abudu stengiasi, po to viena pusė apsileidžia. Būna ir taip, tada viena pusė apsileidžia. Vytautas rašo, kad niekada nesusitiekit su skupu vyru. Nu, žinokit, tikrai taip. Tikrai taip, jau skrudžiam, tai sakau tikrai ne. Skrudžiam tikrai ne. Bet tau kruopelytė ir man kruopelytė. Tau 2 kruopelytės ir man 2 kruopelytės. Su skrudžiai žinokit, nieko gero nebus. Visą laiką skaičiuos, žiūrės, kad tik nenusipirktumėt brangesnių batelių. O jeigu dar paprašysit, kad jisai tuos batelius nupirktų, tai sakys, tu ką čia? Ką tu čia dabar tau sugalvojai? Varai dirbi, užsidirbi ir nusiperki. Ne, aš nesakau, kad moteris neturi dirbti, kad neturi realizuoti savęs. Tikrai ne. Buvo momentas mano gyvenime, kai aš galvojau taip ir aš permąsčiau ir supratau, kad ne visai teisingai yra taip. Aš ir kiekviena moteris turi save realizuoti, turi save atskleisti, kažkaip surasti savo tos talentus ir juos išnaudoti, kad jinai būtų laiminga, kad nebūtų prisirišus, prilipus prie vyro, kad turėtų ir savo gyvenimą, kad būtų įdomi pirmiausia pati savo. Ir iš to, iš malonumo, iš to, kaip jinai save realizuoja, jinai gali ir turi pilną teisę uždirbti pinigų, gal netgi ir daug. Tai va. Jo, apie tą skaičiavimą, kad vyras būtų kaip kurmis soliukės pasakoja, tikrai taip. Tai va, tokios istorijos nelinkiu niekam, nes čia yra, kaip neskanu. Skupas, skrudžas vyras, tai yra fu. Nupykit, nepykit, man tai nepatinka ir daugumai moterų tikrai, žinokit, nepatinka. Gal kažkam, nežinau, kas skaičiuoja kiekvieną centą, yra, irgi skupas, viskas bus ok. Man tai, žinokit, ne. Man patinka dosnumas, man patinka dovanos ir visa kita ir taip toliau. Tai va, taip. Dar kažkas reiškia, kad iš pradžių abudu stengiasi, o po to viena pusė apsileidžia. Taip. Tai tada vienas kažkuris, kuris tik tai duoda, turi šiek tiek sustoti, kad vėl atsinaujintų ta cirkuliacija. Duodu, imu, duodu, imu, duodu. Bet turi vykti toksai ratas. Nes jeigu tik tai vienas duoda, kita pusė sustoja, nustoja ta visa kaita, apytaka, kaip jūs be pavadinsit, ar ne? Kad būtų balansas, negali būti taip, kad viena pusė stovi. Tai va. Aš galvoju taip. Kaip jums atrodo? Mes jau, žinokit, visai pabaiga, liko porą punktelių. Jau netrukus papasakosiu ir apie dovaną, kuriems paruošiau. Moteris rašo, Evelina, kad labai geros įžvalgos šaunuolė, kartais būna, kad žmogus atitinka visus kriterijus, tačiau paskui kažkas nutinka ir santykiai nutrūksta. Žmonės kelia vieni kitiems labai aukštus reikalavimus ir iš socialinių tinklų jiems susidaro įspūdis, kad vandenyje daug žuvų. Taip, Evelina, jūs teisi. Tikrai taip, tas mūsų vartotojiškumas ir iš esmės mūsų šito 21 amžiaus tokiam yda yra ta, kad nemažai žmonių tingi skirti laiką, investuoti
savo resursus, skirti savo dėmesį, kad kurtų ryšį su vienu žmogum. Čia truputį nesigavo, numečiau, taigi vat yra daug kitų variantų, iš ko pasirinkti. Tai žinokit, ne. Vienas iš komentatorių po kažkurio mano reelsų parašė, kad žmonių, kurie pasiruošia ilgalaikiams santykiams, tikrai yra neypatingai daug. Vat. Nors susidaro tas klaidingas įspūdis, kad žuvies tikrai yra daug ir vat, gali labai gerai čia užkipti ir greitai. Tai tikrai ne. Susirasti savo tą žmogų, atsirinkti, reikia žinoti, kaip tą padaryti ir reikia suprasti, kodėl aš tai darau, kodėl aš to noriu, kodėl man tai yra svarbu ir ką aš galiu duoti kitam ir skirti savo laiką, energiją, savo resursus. Kitaip neveikia. Tai ačiū už tą pastebėjimą. Tikrai taip, ypatingai tos pažinčių programėlės. Jos yra toksai peilis, nes išsiskyriau, rytoj užsiregistravau arba po 5 minučių užsiregistravau pažinčių programėlę. Žiūrėk, jau čia man laikina, čia jau širdutė siunčia, čia jau susitikti kviečia, aš čia toksai kietas. Nors, kai nutrūko santykiai, ką pirmiausia reikėtų padaryti? Įsivertinti ir pagalvoti, kas čia dabar nutiko, kodėl taip nutiko, ką padariau aš, kur aš feilinau, kur buvo mano klaidos, kaip galiu jas pakeisti, kokį savo elgesį turiu pakeisti, kokius savo elgesio modelius turiu pergalvoti, taip toliau ir panašiai. O pas mus yra tai va čia lopas arba lopė, nenori, nepatinka, negerai, ir gerai, žinokit, tikrai atsiras, kam aš būsiu įdomus arba įdomi ir varau į tas pažinčių programėlės. Tai taip neveikia. Gražiem, darniem, ilgalaikiam santykiam šitie metodai neveikia. Bet pirmiausia, turime pradėti nuo savęs. Save pažinti, sužinoti, ko mes norim. Ir visa kita, ir taip toliau. Gerai dabar. Kaip paskatinti skirti dėmesį ir kurti artimą ryšį po 10, 20 ar 30 metų kartu? Kristina, ačiū už klausimą. Aš tuo dalinuosi paskaitoje pasimatymų psichologija, ją galima įsigyti mano svetainėje mūzanamuose.lt. Pasimatymai, jie yra nuostabus įrankis, ten mes einame dėl tam tikrų dalykų, 3, apie juos kalbu toje paskaitoje, galite įsigyti ir sužinosite. Dar Violeta rašo, kad seniau buvo linkę daiktus taisyti, žmonės buvo linkę daiktus taisyti, dabar metai ir keičia kitai, žmonės taip pat. Taip, Violeta, tikrai taip, jums pritariu, pas mus yra ta vartojimo kultūra, vartotojiškumas, besaikiškumas, negebėjimas netgi visoje toje erdvėje ir informacijos sraute susivokti, ko aš noriu ir kas man yra svarbu, tai irgi yra to vartojimo kultūros pasekmė. Ar viskas aišku iki šio momento? Padėkit pliusiukus arba rašykite klausimus arba pastebėjimus ir keliaujame toliau. Lieka 2 paskutiniai punktai, apie kuriuos pakalbėsiu, pasidalinsiu dovaną ir eisim gyvenimą toliau. Kaip matau, klausimų turbūt neturite, pliusų nėra, bet aš kažkaip galvoju, kad mano auditorija yra tikrai protinga ir viskas čia aišku. O jeigu turite kažkokių pastebėjimų, tai jūs esate drąsūs ir rašot. Tai ačiū Jums, kad aktyviai dalyvauja, tikrai labai smagu. 12 punktelis, kuris parodo, kad vyras jumis yra susidomėjęs ir jūs jam esate įdomi ir patraukli ir vertinga kaip moteris, jisai daro ką? Jisai kūrė su jumis planus artimiausiai ateičiai ir ne tik. Bet, kaip ir sakiau, vertinam po 2-3 mėnesių, o ne po savaitės ir nekuriam iliuzijų. Kaip atrodo artimiausi planai? Įsivaizduokit, dabar pas mus artėja kalėdos, ar ne? Aš susipažinau, tarkim, su kažkokiu vyru. Mes ten mėnesį arba 2 bendraujam, susitikinėjam, einam atsigerti, nueinam į teatrą, susitinkam pasivaikščioti, gal dar kažkokią tai pramogą sugalvojam, tiesiog bendraujam, ar ne? Vienas kitas stengiamės pažinti. Ir kaip atrodo tas planavimas artimiausiai ateičiai, artėja kalėdos, jisai sako, artėja kalėdos,
Kaip tu čia jas įsivaizduoji, kaip čia švęsi, ar su šeima būsi, ar viena būsi, ar turi kažkokių planų, gal važiuoji kažkur atostogoms, taip toliau ir panašiai. O jeigu vyras, bendraujate ir jisai jums pasako, mes tai žinok per Kalėdas čia varysim su draugais savaitėj paslidinėti, mes čia būsim su šeima ten ir ten, aš čia varysiu su draugais ten, pram. Ir apie jūs nemenkiausios kalbos, jis tiesiog dalinasi, ką jisai ketina, bet jūsų tuose planuose nėra, tai momentas, ties kurio verta susimastyti. Ar jis jūs mato kartu, ar jūs tikrai jam esate įdomi. Parašykit vyrai, ar sutinkat, kad vyras, kuris mato savo moterį, su kuria bendrauja, kad jis ją mato kaip potencialią partnerę, kad jis ją vertina kaip moterį, kuri yra verta būti jo gyvenime, jis su ją planuoja kažką netolimoje ateityje, gali būti, kad planuoja ir į tolimesnę ateitį. Tik tai aišku, nereikia skubėti per daug. Parašykit, ar pritarėt, ar ne, ar dar kažkaip kitaip matote tą. Rašo taip, iš tikro bendri planai nurodo dėmesį jums. Tikrai taip. Taip, tik tai dar aš noriu pasakyti tą, kad tas planavimas, jisai turi būti pagrįstas veiksmais ir kažkokiais konkrečiais dalykais. Eisim čia į teatrą, čia važiuosim, čia pirksim namą, trampampam ir tralele. Gali būti, kad vyras yra fantazuotojas. Gali būti, kad jis nori tiesiog, jisai supranta moterų psichologiją, bet taip kaip mes mokame suprasti vyro psichologiją, kaip mąsto vyrai. Vyras žino, kad moteriai svarbu tas patikimumas, kad nori tų santykių, kad nori žinojimo ir visa kita. Ir jisai žinodamas tai gali būti, jeigu pasitaikė manipuliatorius, kad jis bandys jūs papirkti tuo ir sakys, mes darysim, važiuosim, eisim ir visa kita. Bet jis veiksmais to nepatvirtina. Tai tiesiog žiūrėkit visus kitus punktus, kas jums sutampa, kas nesutampa ir darykite savo išvadas. Ir tik tai noriu pasakyti moteriams, kurią žiūrit, niekada nebūkite paprašaikai. Jeigu vyras pasakoja, mes čia važiuosim su draugais slidinėti, važiuosim čia dar kažkokių pramogų, ten, kažką veiksim, bet jūsų niekur nėra. Jūs nebūkit paprašaika ir nebūkit prilipus ir neklausinėkit, o tai ką veiksim mes, o tai manęs čia nėra, o tai su manim ką veiksim. Žinokit, vyro veiksmai yra atsakymas į visus klausimus. Jūs stebite jo veiksmus ir darot išvadas. Taškas. Niekaip kitaip. Ir nereikia būti ta paprašaika, nereikia žemintis, nereikia būti prilipusi, nereikia būti tokia iš silpnesnės pozicijos. Stebit jo veiksmus, vyras yra veiksmas, vyras yra rezultatas, vyras yra pasakiau, padariau. Ir žiūrit, visa tai yra ar nėra. Jeigu nėra, darot išvadas. Uždaro duris ir keliauja toliau. Gali kai kam nepatikti, bet yra taip. Taip veikia vyro psichologija. Vyras planuoja. Vyras strateguoja. Vyro užduotis yra vesti santykiuose, būti lyderiu, rodyti kryptį. Vyriško vyro. Atsakingo vyro. Kuris apsisprendęs, kuris žino, ko nori, kuris žino, kur eina. Tas momentas, esu dariusi tokį rilsą, kai tu kaip moteris gali užsimerkti ir žinai, kad tau nieko nereikia klausti, tai vyras nuves. Nuves ten, kur geriausia jums abiems. Ir tu pasitiki. Tikėjau ir pasitiki ir žinai, kad bus gerai. Tai ar čia viskas aišku? Ir tada keliausim prie paskutinio. Nepasakiau, kiek čia mes šiandien užtruksim, bet prieš tai minėjau, kad dar pusvalandį, tai žinokit, viskas pagal planą labai smagiai. Labai smagiai. Man atrodo, kad viskas aišku, nebent turit pastebėjimų, tai rašykit. Šiaip man tai, žinokit, labai patinka, kad jūs dalyvaujate aktyviai. Aš tada gaunu, tokį kaip gražą, kaip grįžtamą į ryšį, kad ne aš esu viena, ne tik tai man čia įdomu, bet kad ir jums aktualu, jūs domitės, norit sužinoti arba dalinate savo patirtim, savo požiūriu ir esate čia aktyvus. Tai tas jausmas man yra labai fainas. Ačiū jums. Ir
Tada keliauju prie paskutinio punktelio. Gavau klausimą. Ar tiesa, kad ne vyras renkasi moterį, bet moteris renkasi vyrą? Čia klausimas toksai vertas milijoną. Sakiau, kad renkasi abu. Renkasi iš tiesų abu, tik tai tas scenarijus santykių dažniausiai eina pagal moters liniją. Jeigu moteriai netinka, tai nelabai kas gausis. Bet renkasi iš tiesų, žinokite, abu. Tiek aš žiūriu, ar tas žmogus man patinka, ar aš noriu būti su juo. Tiek vyras žiūri moterį ir galvoja. Ir jeigu bus tik tai vienas iš kažkurių santykiuose pasirinkęs, o kitas ne, apie tai kalbėjau, nieko nebus. Tai va. Renkasi abu, bet jeigu vyras pasirinko moterį, o jinai jo ne, tai rezultato neturėsim. Ir santykiai eina sėkmingiausiai klostosi, jeigu klostosi pagal moters scenarijų. Bet jeigu moteris savim pasitikė, jeigu save myli, jeigu save gerbė, jeigu nežino, ko nori, jinai renkasi ir vyras renkasi, bet pagal jo scenarijų. Nu taip yra. Apgailestauju, bet taip yra. Ir yra toks, kad čia vyrams gali labai nepatikti. Gali labai nepatikti. Soriukas. Bet vyras moterim turi šiek tiek labiau mylėti, jam turi šiek tiek labiau rūpėti. Nežinau, ar jūs pritarsit ar ne, ką galvoja moteris, bet esu ant knygų skaičiusi, ant seminarų tai girdėjusi, daugybė vyrų yra apie tai kalbėję ir iš mano patirčių aš galiu pasakyti irgi taip. Tai nereiškia, kad kažkuris yra žemiau, tai nereiškia, kad vyras yra žemiau. Tai rodo, kad, kaip jums čia paaiškinti dabar? Žinokit, nemoku paaiškinti kaip. Bet yra taip, kad vyras bent šiek tiek labiau moterį turi mylėti. Šiek tiek labiau jam turi rūpėti. Vat. Bet tai nereiškia, kad jis yra žemesniai kažkokioj pozicijoj. Tikrai ne. Va, Vytautas rašo, kad vyras turi moterį mylėti ir gerbti, o moteris vyrą gerbti ir mylėti. Taip, Vytautai, ačiū Jums, kad papildėt ir padėjot man. Tikrai taip. Vyras meilę iš esmės iš moters pusės pirmiausia supranta kaip pagarbą. Nėra pagarbos, nėra meilės. Moteris vyro meilę pirmiausia supranta kaip meilę, kaip rūpestį, kaip dėmesį jai. Pagarba iš esmės nekvestionuojamas klausimas, nes yra dvi asmenybės, du žmonės, kuriuos jau savaime suprantama reikia gerbti. Ar ne? Tiesiog, kad tu esi žmogus, aš tave gerbiu, aš gerbiu save ir gerbiu tave. Čia toksai kaip bendrinis dalykas. Bet, vat, kas liečia tą meilės ir santykių temą, tai vyras meilę pirmiausia supranta kaip pagarbą jam, kaip mano autoriteto priėmimą, mano vyriškumo priėmimą. Jinai mane gerbia, jinai mane supranta, jinai priima mane kaip vyrą, tokį, koks esu. Vat čia jam reiškia meilę. Pasakykit, vyrai, taip ar ne? Valdonė rašo, pritariu, kad vyras turi truputį labiau mylėti, tuomet užsisuka labai sveika santykių spiralė. Tikrai taip, tai vat aš irgi taip galvoju. Dar Evelina rašo taip, bet tokiu atveju radusi geresnį palieka tą vargšelį prie geldos. Geriau būtų vienodam jausmų lygmenį. Vat Evelina, aš apie ką ir sakiau, kad tas šiek tiek daugiau mylėjimas nereiškia, kad kitas yra žemesniai pozicijai. Tai reiškia, kad abudu vienas kitam yra vienodai svarbus. Abudu vienas kitam yra rūpimi, vertingi. O čia suprantat, kas yra va ten viduj, toj širdį, kiek tos yra meilės, nu tai niekas nepamatuos. Bet aš žinokit, nepaaiškinsiu šito dalyko. Vat pasakėm, Vytautas taip antrino, ar ne, kad vyras turi moterį mylėti ir gerbti, moteris vyrą gerbti ir mylėti. Čia yra toksai kaip pavyzdys ir jūs pasižiūrėkite,
nuotraukas žymių porų. Pasižiūrėkite gražių, darniai gyvenančių, sutariančių porų. Laimingiausi yra tie, kur matosi aiškiai, kaip vyras į tą moterį žiūri, kaip jisai ją globoja, kaip jisai ją rūpinasi, kaip jisai jai asistuoja galų gale. Vat. Ir kai moteris yra karalienė, karalius yra ir vyras. Tai va. Ir dar rašėt, kad aš čia apie sveikus santykius, kai vyras duoda pirmas, o moteris su pagarbą ir meilę. Taip, apie tą davimą ir ėmimą. Pats pirmasis, kuris duoda, yra vyras. Tada atsakas yra moteris, tada vėl vyras. Bet iniciatyva ir pati pradžia yra nuo vyro. Duoda, ima ir, ta prasme, keičiasi. Bet pati pradžia, pati iniciatyva pirmoji yra iš vyro pusės. Vat. Ir apie tą balansą aš jau ne kartą šiandien kalbėjau. Tai ties tuo punkteliu, man atrodo, mes čia ir baigsim. Ir pats paskutinis momentas, apie kurį noriu pakalbėti. Kaip suprasti, kad vyras domisi jumis, kad jūs esate jam įdomi, svarbi, vertinga jo akyse, reikalinga ir taip toliau. Tai jeigu vyras pačioje bendravimo pradžioje jums pasako, kad nieko rimto aš nenoriu, žinot, aš vienišas vilkas, man vienam gerai ir taip, tai moteris, jūs aiškiai išgirskit, ką vyras sako, ką vyras galvoja, tai jis ir sako. Taip, tai gali būti tam tikras jo gyvenimo etapas, kai jis šiuo metu nenori. Ir tai nereiškia, kad jis nenorės niekada, bet nereikia kurti savo iliuzijų. Kitas dalykas gali būti tas, kad jis sako, nenoriu santykių. Gali būti, kad jis nenori santykių tiesiog su jumis. Bet jis nenori to aiškiai pasakyti, kad būtent su jumis ir tiesiog sako, kad nenori santykių iš esmės. Tai tiesiog išgirskit, nekurkit iliuzijų ir nebandykit jo pavergti, užkariauti ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jis pasakė, jisai žino, ko nori. Jis nenori iš esmės arba nenori su jumis. Išgirskit. Vat. Nusimkit rožinius sakinius ir nebekurkit iliuzijų. Jeigu tų iliuzijų prisikūrėt, aš esu ta, kuri padės nusimti rožinius sakinius ir išsiblaivyti. Va. Man vienas žmogus padėjo sugalvoti man tokį pseudonimą, Kupidono detektyvę, kuri padeda nusimti rožinius sakinius ir išsiblaivyti. Tai taip dabar save kartais pristatau kaip Kupidono detektyvė. Ir man visai patinka, žinokit, smagu. Man gyvenime tikrai kur kas smagiau eiti su šypsena, su humoru ir su tokiu, žinot, lengvumu ir geru nusiteikimu, o ne iš rimtumo. Ne iš tokio kažkokio, aš čia dabar rimta ekspertė, pasakysiu, padarysiu ir visa kita. Tai ne, man kur kas smagiau atsipalaidavimas, lengvumas. Ir žaismingumas ir jo mano gyvenime yra tikrai daug. Visų pirma, tai dėl to, kad esu mama, dvynukų mama, o antra, tai dėl to, kad man tiesiog patinka humoras. Aš be jo neįsivaizduoju savo gyvenimo ir man atrodo, kad humoras labai labai nuspalvina ir suteikia gyvenimui šarmo ir grožio. Va. Tai žinokite, mano mielieji, ačiū jums visiems dalyvavusiems, aš jau į pabaigą ir noriu pasakyti, kad jūsų laukia dovana. Tai ta dovana, žinokite, ir jinai yra neapčiuopiama, bet kas pamatys, kas gebės tam išvelgti dovaną, tas jie pasinaudos. Kas ne, apgailestauju, jūsų reikalas. Bet yra toks dalykas, kad aš jums pačioj pradžioj viso šitos paskaitos sakiau. Mes šiandien kalbėsime apie vyro psichologiją. Apie tai, kaip mąsto vyrai. Apie tai, kur daug moterų daro klaidas ir savo prisikulia iliuzijų. Prisigalvoja kažkokių nebūtų dalykų. Prisipiešia fantazijų. Tai pasidalinau keletą punktų, jų iš viso yra 13, apie tai, kaip suprasti, kad vyras jumis iš tiesų susidomėjęs, jūs esate jam tikrai įdomi, jis jūs laiko vertinga, įdomia, svarbia, bet tokia moterim, kurią jis mato šalia savęs ir nori tęsti tą bendravimą, galbūt galvoja apie ilgalaikius santykius, santuoką ir taip toliau ir panašiai. Tai pasidalinau
psichologija, kaip mąsto vyrai ir kaip galite papildyti tas žinias. Va čia yra dovana jums, rekomendacija, knygos rekomendacija, kurią tikrai rekomenduoju perskaityti. Yra tokia knyga, vadinasi, Ko nori vyrai. Ką jie iš tiesų mano apie meilę, santykius ir įsipareigojimus. Ją parašė Steve Harvey. Yra toks amerikiečių, aš nežinau kaip jį pavadinti. Jis yra labai žinomas Amerikoje. Jeigu įsivestumėte į YouTube, bet kur, Instagramą, bet kokį turbūt socialinių tinklų kanalą, įsivestumėte Steve Harvey, rasite labai daug įvairiausių patarimų. Ir šitą knygą, Ko nori vyrai, parašė vyras. Ja parašė vyras. Čia yra vyrų psichologija. Nereikia išgalvoti kažkokių būtų, nebūtų dalykų. Reikia paklausyti ir paskaityti tą, ką kalba vyrai, tą, ką rašo vyrai. Ir jums labai daug atsakymų ateis ir prašviesės, praskairės tas santykių pasaulis ir pamatysite, kaip jie galvoja. Pat. Ko nori moteris, Vytautas sako, būtų ne knyga, bet visa biblioteka. Nu, tikrai taip, mes žinok. Vytautai, mes pačios kartais nežinom, ko norim. Moteris yra valdomos ciklų, jos yra cikliškos, jų nuotaikos kinta kelis kartus per dieną. Va. Jų savijauta keičiasi kas savaitę, nes kiekvieną savaitę, jos turi tą kiaušinėlį, jisai ten tai bręsta, tai ovuliuoja, tai ten dar kažkas, tai sproksta. Tai atitinkamai visi tie hormonai veikia ir mūsų nuotaikas. Mes pačios dažnai nežinom, ko norim ir mums reikalingi vyrai, kad jie padėtų apsispręsti. Vat, kai aš renkuosi, žinai, šitas ir stovi vyras, man reikia, kad jis pasakytų šitas. Ir sakau, ačiū, kad padėjai. Nes kartais pačiai sunku susigaudyti. Va, ir yra kita knyga, tai šita numeris 1 vyrų psichologijai suprasti. Čia tikrai labai daug aiškių tokių konkrečių patarimų, logiškų. Naudokitės ir pamatysit. O kita yra tokia, damos etiketas džentelmeno akimis. Čia irgi parašė vyras. Šita knyga buvo mano atradimas 2015 metais. Iš esmės prasidėjo visa mano šita santykių tema 15 metais. Nuo tada aš studijuoju santykių temą. N kursų, seminarų, paskaitų, pačios patirtis, nuo skaudžiausių iki įvairių paprastų pasimatymų. Tai aš ne veltui patyriau šitiek įvairių dalykų, kad galėčiau su jumis pasidalinti ir suprantat, ne kažkokia trumpa iškarpa iš kažkokios situacijos. Aš turiu vaizdą, didelį vaizdą, kaip mąsto vyrai, kaip mąsto moteris. Ir aš žinau, kaip tai veikia, todėl su jumis dalinuosi. Tai šita knyga, Ko nori vyrai, Steve Harvey, yra dovana jums. Susiraskit, nusipirkit, perskaitykit, moteris, mielosios mano, ir pamatysit, kaip palengvės jūsų gyvenimas. Laura, prašau, į naudą, į sveikatėlę. Tikrai šitos 2 knygos yra atradimas mano gyvenime. Ir parašykit, ar norėtumėte, kad pasidalinčiau savo rekomenduojamų knygų sąrašų, nes tokį turiu ir svarstau, ar jums tai yra aktualu ar neaktualu. Jeigu aktualu, tai tikrai pasidalinsiu kažkurio metu. Jeigu ne, tai tada pasiliksiu tik tai savo. Tai va, jeigu norit, rašykit, jeigu ne, tai ne. Ir tada baigiamoji mūsų žinote, tam, kam aktualu pasimatymų tema, kam aktualu sužinoti, kokiame etape esat, kam aktualu išmokti eiti į pasimatymus. Ta pati vyrų psichologija, kaip veikia, yra mano įrašyta paskaita, pasimatymų psichologija, mūzanamuose.lt. Nusiperkat paskaitą, išklausot ir kur kas lengviau, su pasitikėjimu, sužinojimu, kaip veikia vyro protas ir kaip pasiekti tų rezultatų, kad abudu būtumėt laimingi. Perklauso tą paskaitą ir žygiuojat per gyvenimą lengviau. To, ko aš mokau, mėlieji, tiek vyrai, tiek moteris, kurie dar klausot, noriu pasakyti, tai nėra manipulacijos. Tai yra išmintis, suprasti vyro ir moters psichologiją ir žinojimas, kaip veikti, kad abudu būtumėt laimingi, kad abudu galėtumėt sukurti harmoningus santykius, bet išmanant kito priešingos lyties psichologiją, nes mes tiesiog taip veikiam. Ir tai nėra manipulacija. Tai yra išmintis ir žinojimas, kaip veikti, kad gaučiau tai, ko aš noriu. O ko mes norim? Tiek aš noriu gražių santykių,
tiek vyras nori gražių santykių. Jisai veikia savais būdais, aš veikiu savais. Tai va. Tai žinokite viskas. Ačiū Jums dar kartelį labai. Buvo labai smagu. Ačiū Vytautai, ačiū visiems už komentarus, už klausimus. Kas negalėjo dalyvauti gyvai, turės galimybę peržiūrėti įrašą vėliau, arba kas prisijungia vėliau, tai įrašą tikrai peržiūrėsit. Jeigu žiūrėsite įrašą, tai tikrai drąsiai rašykite klausimus po įrašu. Esant galimybei visada atsakau. Ir čia žinokit man ženklas, kad turiu atsisveikinti. Ačiū Jums ir iki.